Elektros inžinerijos studijų katedra gali pasigirti išties giliomis mokslo tradicijomis. Tai viena seniausių ir, jei taip galima pavadinti, turtingiausių katedrų esančių Šiaulių kolegijos verslo ir technologijų fakultete. Esate vienoje seniausių katedrų iš tikrųjų, kuri kurta jau nuo pat į mokymo įstaigos įsikūrimo. Ir tai yra elektros inžinerijos studijų katedra. Šiuo metu čia dėsto 6 dėstytojai, iš jų tai yra 3 asistentai, 2 lektoriai ir 1, kaip tik šiais metais, apsigynė daktaro disertaciją, Dainius Balbonas, mūsų docentas. Katedroje vykdomos 2 studijų programos. Tai būtų elektros energetikos studijų programa, vykdoma gan senai. Čia ruošiami specialistai, daugiau skirti dirbti perdavimo, skirstymo tinkluose, tokiose įmonėse. Tačiau gali dirbti ir, sakykime, privačiose, nedidelėse įmonėse, eksploatuojančiose vidaus elektros tinklus. Elektros energetikos studijas pasirinkęs Laurynas sako, kad mokslus teko rinktis antrą kartą, tik šį kartą Šiaulių kolegijoje. Dirbantis vaikinas puikiai derina mokslą ir darbą. Pats esu šiaulietis, kaip ir geriausia vieta. Mokintis trunka 2 savaitės. Būna 2 savaitės pasimokai ir po to pats individualiai pradedi mokytis. Egzaminai vyksta po mėnesio laiko, kiekvieną šeštadienį. 3 metus grupės seniūno pareigas kruopščiai vykdė Saulius, baigdamas studijas aukštajai mokyklai. Gerų žodžių negaili. Didesnį savo reikalavimą gali išsikelti, būdam seniūnų. Ta prasme, turi eiti daugiau gilintis už visus ten, kad galėtum grupėje atsakyti, kas yra, ko reikia, ar dar kažkas. Vienu žodžiu, esi tarpininkas ar dėstytojų ir savo grupės. Šiaulių kolegijos studijas tikrai labai gerai vertinu. Iš tikrųjų, nesitikėjau, kad taip gerai būtų, bet tikrai gerai. O kas čia jau taip geras? Aplinka gera, dėstytojai, paskaitų kokybės, auditorijos geras. Tikrai jau viskas, ko reikia. Visą studijų laiką studentai sutinka daugybę dėstytojų. Tai ir yra tie žmonės, kurie visada šalia, kai reikia pagalbos, patarimo ar tiesiog paprasto gero žodžio. Būna kitą kartą gal darbo kažkokio laiku neatsiskaitai, tai leidžia vėliau kažką tai padaryti. Šiaip, nežinau, dėsto gerai, išaiškina, padeda, jeigu kažko nesupranti, tam pasilieki po paskaitos dar. Dėstai tikrai geri. Pasirinkęs elektros energetikos studijas be tiksliųjų mokslų neišsiversi. Būtent fizika tampa rimtų studijų pagrindų pagrindu. Kad šis mokomasis dalykas dar pirmame kurse netaptų našta, studentams į pagalbą ateina dėstytojai. Jeigu studentas kartais, tai yra būsimas studentas, aš kalbu, ir neturės tų pagrindų, mes čia suteikiam galimybę jiems 20 valandų nemokamas kursas iš karto rugsėjo mėnesį. Tai yra įgyti tas žinias, kurias galbūt jis paskutinėse mokyklos klasėse ir neturėjo. Kiekvieną savaitę 2 valandų konsultacijos. Esam su kolega ne vienas, 2, taip kad kiekvienas norintis studentas tikrai 4 valandas į savaitės ir dar individualių konsultacijų yra su dėstytoju visada. Tačiau patys mylimiausi yra kuratoriai, mat būtent jie geriausiai pažįsta grupės gyvenimą. Pirmieji sužino visas studentų sėkmes ir nesėkmes. Kadangi aš dėstau elektrotechniką, tai aš bendrauju su visų techninių specialybių studentais. Ir statyba, ir aplinkosauga, ir su visais kitais. Bet aišku, maloniausia yra dirbti su elektrikais, nes tai yra mano duona ir man su jais artimiausia. Ir visuomet kuruojama grupė, tai mano būna būtent elektrikai. Ir kaip ten bebūtų, nors jie žmonės yra ir suaugę, subrendę likti, bet mano manimu, tas kuratoriaus darbas yra reikalingas ir prasmingas. Nes kai jie ateina, jie visiems būna kažkiek tai pasimetę, jie dar nežino tos visos sistemos. Ir ta egzaminų sesija kitokia, ir praktikos. Jiem reikia kažkokią tai kryptį nurodyti. O paskui jau jie patys susiorganizuoja. Visuomet yra labai šaunu turėti grupę. Pats jauties visuomet kažkiek tai dar, taip sakant, nori palaikyti tą ryšį su jaunimu, gyveni jų rūpesčiais, problemom ir visur tenka jiem pagelbėti.
Daugiau kaip prieš 100 metų Rietave grafo Oginskio dvare įkurta pirmoji elektrinė, o tais pačiais metais balandžio 17-ąją per Velykas Rietavo bažnyčioje sužibo pirmasis elektrinis sietynas. Šios progos atminimui balandį kolegijoje tradiciškai minima energetikos diena. Studentai jėgas išbando teoriniuose bei praktiniuose konkursuose. Trečiakursiai giriasi metai iš metų nurungiantys kolegas. Pirmais metais dalyvavome toje, tai irgi ir antrakursiams, ir trečiakursiams nušluostam nosis, laimėjom 1-2 vietas. Pernai metais tai reikėjo sujungti elektros variklio paleidimo schemą. Elektros energetikos studijų programa suteikia ES kokybės reikalavimams atitinkantį išsilavinimą. Mat šią studijų programą dar prieš metus įvertino tarptautinio vertinimo ekspertai. Kolegijoje yra sukurta tokia sistema, kuri ne tik sukurta, bet ir veikia. Tai yra atliekamos nuolat savianalizės studijų programų, įvairūs tyrimai ir apklausos tiek baigusių studentų, absolventų, tiek ir darbdavių. Ir remiantis šitais rezultatais, apklausų ir savianalizių, nuolat yra studijų programos atnaujinamos, tobulinamos, atsižvelgiant į tuos rezultatus, o taip pat į rinkos poreikį. Išvada labai puikiai, tai buvo Respublikos mastu tikrinimas, tas vertinimas atliekamas energetikos krypties studijų programų visų aukštųjų mokyklų. Ir išvada tokia, kad mūsų studijų programa akredituota be sąlygų. Tai yra pats geriausias pasiekimas šiuo atveju, todėl mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Jie yra paklausi, nes ir darbdaviai, ir socialiniai mūsų partneriai tikrai gerai atsiliepia apie mūsų studentus ir, aišku, kviečia juos įsidarbinti. Kitų aukštųjų mokyklų tarpe Šiaulių kolegija išsiskiria materialinės bazės apsirūpinimu. Čia smalsuoliams išties yra kur akis paganyti. Laboratorijos tai ta vieta, kur studentai ir mokosi, ir kuria. Esame dabar elektros energijos tiekimo laboratorijoje. Na, dalis stendų yra studentų darbo, praktiškai tenai šitie kažkokie baigiamieji darbai padaryti. Dalis, štai šitoj pusėje surikiuota, yra naujai įrengimai šiandien pagaminti Šiaulių įmonėse, mūsų socpartnerių dovana ir atspindi jau šiuolaikinę įrangą. Kaip ir kiekviena laboratorija, tai yra kažkoks tai bandymas mokymo procesą priartinti prie gamybos. Na, o šičia tai praktiškai, ko gero, beveik visiškai realiom sąlygom dirba. Na, kai kurie stendai, žinoma, yra laboratoriniai, o kiti tai yra tiesiog grynai iš tie, kurie stovi ir šiandien gamyboje. Reiškia, praktiškai mokosi dirbti su jais, aptarnauti juos, eksploatuoti, na, gal šiek tiek remontuoti, nors tai yra sudėtingiau. Reiškia, tai yra betarpė gamyba. Tai jie pirminius įgūdžius jau turi. Nuėjęs jau žino, mato, yra tokie įrengimai ir galvoja, kad aš juos jau kažkada tai mokymo procese mačiau, čiupinėjau. Na, tokie specialistai, žinoma, gamyboje ir vertinami. Absolventas Mantas sako, prieš pasirinkdamas studiją Šiaulių kolegijoje ilgai negalvojęs. Su šiaulietis, gal tas ir pastumėjo pasirinkti Šiaulių kolegiją, kadangi jinai yra centre, patogioje vietoje. Pasirinkau ją dėl to, kad jau turėjau draugų, kurie studijuoja šioje kolegijoje ir sužinojau, kad joje yra ne vien tik pateikiamas teorinės žinios, bet ir taip pat praktinės žinios. Be to, žinojau, kad yra galimybė atlikti praktiką įmonėse ar pačioje kolegijoje. Įgyta žinia šiandien gilinantis kitoje aukštojoje mokykloje, Mantas geriausiai prisimena praktikas. Padėjo geriau suvokti ir įsisavinti visą tą medžiagą ir įsigilinti ir toliau tęsti tas mokslus su didesniu užsidėgymu. Bazė yra gera, jau nesitikėjau, čia dar kaip buvo aukštos įtampos laboratorija, kaip atidarė, tikrai labai džiugu tai matyti ir kaip pasakyti,
joje pabūti, pamatyti, kaip viskas vyksta. Na ir šiaip kitos laboratorijos irgi taip pat matosi, netrūksta tų įrengimų ir galima puikiausiai atlikti visus laboratorinius darbus, kurie reikalingi. Kai kurie sutikti žmonės pasirodo Šiaulių kolegijoje studijavę net 2 kartus. Šiandien Virginijui tiesioginė to žodžio prasme sunku pasakyti ir praktikas atliekančių ir jau sėkmingai čia dirbančių studentų skaičių. Bet svarbiausia, jog net keletą kartų patikinama, kad Šiaulių kolegijos parengti studentai yra puikūs specialistai. Tikrai nebuvo sudėtinga, gal ir mums buvo lengviau, kadangi mes daugumai praktikai ir dėstytojai kitą kartą sakydavo, kad mes galim ir iš jūsų pasimokyti. Mūsų įmonėje yra ne vien pas mumis pas elektrikus, ir automatikos ūkiai yra, kurie baigia ir vadovais dirba, kurie tikrai baigia tą pačią aukštąją mokyklą. Tikrai gerus specialistus paruošia, aišku, trūksta praktikas dar, bet tikrai kokias žinias jie įgauna ir tikrai imlus yra vaikinai. Jeigu ateityje reikės darbuotojų, tai tikrai ieškosim iš Šiaulių kolegijos. Šiaulių kolegija gali pasidžiaugti užmezgusi partnerystės ryšius ne su vienu darbdaviu. Socialinių partnerių tinklas pakankamai platus, leidžiantis studentams rinktis daugelį praktikų vietų. Šiaulių kolegija ir akcinė bendrovė VST yra pasirašiusi socialinės bendradarbystės sutartį, kurios pagrindų priimame studentus praktikai. Studentai kaip taisyklė turi pasiruošę jiems rūpimus klausimus iškeltus kolegijos dėstytojų ir mes padedam juos išsamei atsakyti. Su malonumu priimame tos studentus ir stengiamės, kad galėtų išaugti geri specialistai. Aš kaip kvalifikacinės komisijos narys, kuris eilę metų jau dalyvauja vertinant baigiamuosius projektus, galiu pasakyti, kad projektų lygis ženkliai kinta gerąją prasme. Rezultatas viso kolegijos dėstytojų kolektyvo. Tai darbas, kuris reikalauja ieškoti naujų žinių pateikimo būdų. Tai ne tik techninės priemonės būtų, bet ir organizacinės, kaip po kompetencijų priskyrimas kiekvienai veiklos rūšiai.